Nu ką, einam, susirasim Robertą. Va, kaip gražiai atrodo žuvyčiai. Vasara. Šilta, gražu. Bėga nuo manęs. Nu va, sėsk ant akmenuko. O, kaip tik. Palauk, reikia čia labai nelygų. Ai, nu pabus knygai. Tai vat. Turiu tau kelis klausimus. Man čia žmonės rašinėjo, nes kaip žinia visai neužilgo bus 3 pakopa. Ir galvojau tokį video padaryti ir atsakyti žmonių tokius dažniausiai pasitaikančius klausimus, ne? Tai vienas iš jų yra, toks bent jau aš kiek ir žmonių kalbų buvau pasiklausęs, tai jie dažnai sako, kad kaip čia reikės 6 dienas išsėdėti. Nes jiems gal sudėtinga tas, va, 2 pakopui 3 išbūti tiesiog. Labas, mėlyje. Štai praėjai sąmoningumo mokyklos gyvenimo rytas. 1 pakopa, turbūt sunkiausia pakopa iš visų, kurioje iš tikrųjų reikėjo daug išsėdėti. Stipriai kankinai savo protą, kuris nepratęs nieko neveikti. Pirmoji pakopa buvo taip pat mokymasis būti atsipalaidavus ir neveikti to, ko nereikia veikti. Ir štai šitas įspūdis, šitas sunkumas, tas slengstis, kurį reikėjo perlipti, jisai kažkiek tai liko. Ir dabar galvoju, 6 dienos, kaip čia reikės išbūti. Tačiau 3 pakopa iš principo kitokia visiškai. 3 pakopa yra didžiosios meilės pakopa. 3 pakopa yra pasidavimo, visiško pasidavimo pakopa. Kada mes pamatom, kad mūsų ego, mūsų kovotojas gyvenime yra neįgalus. Štai šitą ir skirta pamatyti. Pamatyti ir visiškai atsiduoti. Ir štai tada pradeda tekėti meilė. Tekėti meilė neįtikėtinų srautų. 3 pakopa yra didžiulis meilės vandenynas, kuriame kančios, nuobodumo, abejingumo nei su žiburiu nerasi. Todėl šitos 6 dienos jų per mažai iš tikrųjų. Bet yra taip, kaip yra. Šiuo momentu tai subalansuota, pilnai subalansuota programa, kuri iš tikrųjų duoda labai daug meilės, labai daug džiaugsmo ir išlaisvina. Todėl nuoširdžiai sveikinu visus, kurie jau užsiregistravote į 3 pakopą. Džiaugiuosi už jūs, džiaugiuosi kartu su jumis. Jeigu tu dar neužsiregistravai į 3 pakopą, paklausk savęs, kodėl sustoji, kas tave stabdo. Argi tavo dieviškasis vadovas tikrai tau sako, tau nereikia. Paklausk savęs to. Ir jeigu yra kažkokie stabdžiai, tai yra tiesiog prisirišimai prie žemiškų dalykų, prie mūsų senų įpročių, prie mūsų seno įpročio spręst patiems. 6 dienos, 4 dienos
darbu. Pagalvok, jeigu tu ruoštumės važiuoti į kažkokią tai labai malonę kelionę, kažkur tai, kur tikrai tau labai norisi, argi tu nesusitvarkytum tų 4 dienų? Tačiau lyg ir norisi tęsti kelionę į meilę, bet vis tik mes įsivaizduojam, kad tai bus kažkas tai, kažką reikės nuveikti, kažką tai reikės save galbūt prievartauti, kažką tai padaryti. Iš tikrųjų, viskas, ką mums reikia padaryti, tai sudėti ginklus, atsipalaiduoti ir mylėti. Ir pasinerti į tą begalinį džiaugsmo vandenyną, kuris nesulyginamas su jokiom žemiškom, su jokiais žemiškais malonumais. Tai yra kur kas aukščiau. Šitame vandenyne yra viso gyvenimo malonumai, kokie tik tai gali būti. Ir tu jau čia pat, tu gali tai patirti. Patirti tai, kad iš tikrųjų tau nereikia blaškytis nei po pasaulį, nereikia ieškoti kažko tai, nereikia pergyventi, kad tu negausi kažkokio malonumo. Visi malonumai jau yra tavyje. Ir kai šitą pajunti nors 1 sekundę, tu tampi laimingu. Ir daugiau tavęs niekas nesuvedžios. Niekas tau neįrodys, kad tau reikia kažkur tai blaškytis. Ir tu niekada nebūsi vienišas. 3 pakopa yra susijungimas su savo dieviškuoju vadovu. Kada jisai tampa tavimi, o tu tampi juo. Ir jūs neatskiriami. Ir tai yra resursas, kurio jau daugiau niekas iš tavęs negali atimti. Resursas, kuris užtikrina tau vidinę ramybę, pasitikėjimą, dėkingumą, džiaugsmą, atsipalaidavimą. Kogi mes siekiam daugiau gyvenime, jeigu ne šitų dalykų? Dėl ko mes važiuojam į keliones? Dėl ko mes siekiam malonumo? Būtent tam, kad atsipalaiduoti ir džiaugtis. Tu gali tai gauti su kaupu čia. Netiki. Taip, ego netiki, protas netiki. Protas netiki, kad be žemiškų malonumų gali būti laimingas. Išbandyk tai. Tiesiog pasižiūrėk į atsiliepimus. Pasižiūrėk į tas sėkmės istorijas. Pasižiūrėk į žmonių prabudimo istorijas. Kas yra prabudimas? Dvasinis prabudimas. Tai yra kančios pabaiga. Kol mes esam proto vedami, ego vedami, tol mes esam nuolatiniai egzistenciniai kančioj vien todėl, kad mes gyvenam. Jeigu mes padarom kažką tai, protas tai kritikuoja ir sako, reikėjo daryti anaip. Jeigu mes darom anaip, protas kritikuoja ir sako, reikėjo daryti šitai. Tai yra kančia nuolatinė. Mes einam į tai, kad šita kančia baigtųsi. Ir tu tai gali. Čia ir dabar. Tiesiog nesustok. Nepasiduok proto netikėjimui. Rink argumentus. Pasitikrink. Paklausyk žmonių, kurie pabaigė. Ir nesustok. Juk šventraštėje parašyta, ieškok Dievo karalystės, visa kita bus pridėta. Taigi jeigu mes nukreipsim save būtent į vidinės meilės paiešką, visos laisvos dienos bus pridėtos, visos sąlygos, visos galimybės bus pridėtos. Bet jeigu mes ieškosim sąlygų ir galimybių, užmirždami patį tikslą, taip tada susidarys kliūtys. Ir mes turėsim argumentus. Taip, manęs neišleido iš darbo, aš negaliu ir taip toliau. Ką pasėsi, tą ir pjausi. Kada mes ieškom tik galimybių, mes viduje abejojam. Kada mes ieškom meilės ir atsiduodam, mes remiamės į savo dieviškumą, kuris išsklaido pats visas abejonės, tau to rūpintis nereikės. Ir tada atsiveria visos galimybės. Taigi panaudok šitą. Panaudok
atsirėmimą į savo dieviškumą, atsidavimą jam, o ne pats ieškok galimybių, kaip tai įgyvendinti. Išsamus atsakymas. Ačiū Jums visiems, mėlyjei. Ačiū, kad einat šituo keliu. Tiesiog paklausk savo širdies, jei gilyn, atsiremk į savo dieviškumą ir paklausk, ar aš turiu ten būti. Ir tada neabejok. Ačiū. Laiminu Jūs visus. O jei žmogus jaučiasi nepasiruošęs, atrodo, gal praktikų nevykdė po antros pakopos. Protas ir ego iš tikrųjų kelia daug klausimų. Ar aš sugebėsiu? Ar aš pasiruošęs? Jau mes pirmoj pakopoj. Nuo pat pradžios kalbėjom. Tau čia nieko nereikia nuveikti. Tau nieko nereikia mokėti. Tu nieko ir negali mokėti. Realiai, ego ir protas šiame gyvenime neįgalūs kažką mokėti, kažką nuveikti, kažką padaryti taip, kad gautųsi. Nes jie akli be meilės. Remkis į meilę, pasitikėk. Visa kita bus pridėta. Tau tai reikia atsipalaiduoti. Daugiau nieko čia mokėti nereikia, visiškai. Praktikavai tu ar nepraktikavai. Bet kokiu atveju tu praėjai tas energijas, kurios perėjo per tave, kurios tave valė bet kokiu atveju. Ir tai yra pagrindas. Visas mūsų tikslas – išeiti į meilę. Laimingo gyvenimo rakto tikslas – išeiti į meilę, į atsipalaidavimą. Taigi atsipalaiduok, nebeieškok, nebekovok ir ateik į šį meilės vandenyną. Pasigirdės, kad žmonėm jie klausia, kaip reikės vėl tą patį visas 6 dienas valgyti. Tos pačios, sako, salotos. Visi tokie girdėjo. Kada mes maitinomės čia 2,5 dienos, 3 dienas, iš tikrųjų maistas buvo panašus. Per 6 dienas maistas bus įvairesnis. Aišku, tai bus pagrindė žaliavalgiškas maistas. Todėl, kad mums reikia švarios energijos. Jeigu mes užkrausim savo organizmą balastu, kuris sunkiai šalinamas, gausim daug skonių, iš tikrųjų tai žudo energiją. Todėl mums reikia švarios energijos. Ir tikrai, čia yra tik tai malonumų gaudimas. Energijos mums užteks iš to maisto, o visa kita tikrai išsprendžiama ir sutvarkoma. Ir skonių tikrai užteks. Pasidomėkit pas tuos, kurie praėjo tas 6 dienas. Pasidomėkit ir šito klausimu dėl maisto. Ar nors vienas žmogus sakė, kad jam trūko kažko tai su maistu. Ir tada jūs gausit atsakymus. Nes tai, ta abejonė, kuri yra jumyse, sakykime, dėl šito klausimo, jinai tik tai ego išmislas, išmąstymas. Realiai tos problemos iš tikrųjų nėra. Taigi tiesiog duokit atramą savo protui, išklausykit atsiliepimus tų žmonių, kurie jau dalyvavo. Paskambinkit jiems, pasitarkit, pakalbėkit, bus viskas aišku. Tai atrodo yra svarbesnių dalykų. Pavyzdžiui, sodai arba... Taip, protas dažnai kalba, kad galbūt vėliau dabar yra svarbesnių dalykų. Nu, atvažiuosiu už 2 mėnesių, koks skirtumas. Protas tempia į
kasdieninę buitinę veiklą. Švytuoklėms reikia energijos. Ir jos tiesiog tempia mus atgal į materialinį, buitinį kasdienybės griovį. Argi neprisisėdėjo šiame griovyje dar? Kada jūs dvasiškai prabusit, kada išsilaisvinsit, jūs darysit tuos pačius dalykus. Jūs prižiūrėsit savo sodus, savo ūkį, bites ir visą kitą. Tačiau tai bus džiaugsmas. Tai nebus jokia prievolė. Tiesiog natūraliai tai gausi su dideliu džiaugsmu. Ką bedarytumėt, jūs būsit laimingi. Kančios nebeliks. Todėl iš tikrųjų pasitvirtina tai, ką sakė Jėzus, ieškok Dievo karalystės, visa kita bus pridėta. Išsilaisvink ir tu gausi viską. Ir tu gyvensi. Atrodo tą patį gyvenimą, tačiau gyvensi visiškai kitaip. Visai kita gyvenimo kokybė atsiveria. Aš kviečiu į šią naują gyvenimo kokybę. Spręs tau. Po pirmos, pavyzdžiui, žmogus baigia ir paskui vis tiek įtraukia tas gyvenimas, vėl prasideda skausmas, nueina į antrą ir po kiek laiko vėl praeina ta euforija ir vėl įtraukia gyvenimas, vėl kančia. Tai ar nebus tai po trečios pakopos, kad ten po 2 savaičių vėl bus kaip ir pradžioj? Po pirmos pakopos aš ir perspėjau, kad tikrai gyvenimas įsiurbs atgal. Todėl, kad švytuoklės turi labai daug peno mumyse. Tai yra visos mūsų skausmingos programos, jos yra. Nes pirmoji pakopa, joje neužtenka išsivalymo resursų. Mes daugiau suvokiam, negu išsivalom. Antroji pakopa jau yra stiprus išsivalymas. Bet tas išsivalymas vėlgi priklauso pagrindė nuo ko? Priklauso nuo atsidavimo. Atsidavimo lygis pas mus, pas kiekvieną tikrai yra skirtingas. Jisai priklauso nuo to mūsų patirto skausmo gyvenime, nuo to nepasitenkinimo, kurį mes gyvenime jaučiam. Ir jeigu mums jau labai skauda, mes tikrai nusilenkiam, nuleidžiam rankas greičiau ir tada dieviškumas aktyviau pradeda tekėti. Tada aktyvesnis išsivalymas, tada didesnė meilės dozė atsiranda mūsų sieloje ir mums lengviau gyventi. Jeigu gyvenimas buvo ir taip, dar šiek tiek pakenčiamas, sakykime, tada nesudedam mes visų ginklų. Energija eidama išvalo daug, tačiau norint, kad jinai išvalytų pačius pagrindus, reikia visiško atsidavimo. Taigi natūralu, antroji pakopų yra dalinis pasidavimas. Pas kiekvieną jisai skirtingas. Todėl mes skirtingai ir jaučiamės. Ir aišku, kad visko per vienus mokymus, per 3 dienas neiškuopsim, nes mes tai kaupiam ne vieną gyvenimą. Štai trečioji pakopa. Trečioji pakopa orientuota būtent į visišką pasidavimą. Ir tai yra tikslingi procesai, specialiai suderinti tam, kad mes tikrai išsilaisvintume. Tačiau, kaip sakiau, mes kiekvienas turim savo krūvį. Taigi ir čia yra skirtumai tarp žmonių. Mes niekada nebūsim visi pagal vieną liniuotę sulyginti. Kiekvienas mes turim savo kelią, turim savo krūvį, kurį mes turim nešti. Todėl orientacija į pasidavimą ir duoda išskirtinius rezultatus trečiojo pakopui. Ir mes tiesiog turim technikas, kaip tą dalyką padaryti. Ir čia jau nori ego ar nenori, nuo jo jau nedaug kas priklauso. Tiesiog tos technikos
praktikos veda į visišką atsidavimą. Aukštų vibracijų palaimos energijos dozės valo. Daugiau ar mažiau mes atsiveriam, vis tiek jos valo. Ir tai yra stipriau negu antra pakopa. Todėl, jeigu jūs pajutot po pirmos pakopos energijų sanplūdį, po antros dar daugiau, trečioji pakopa yra išlaisvinanti. Jūs turit pilną galimybę visiškai išsilaisvinti nuo kančios. Visa tai priklausys nuo mūsų pasidavimo lygio. Bet jūs galite tai padaryti. Kiekvienas, be jokių išimčių. Taigi štai ir kviečiu į tai. Kviečiu į pilną išėjimą iš kančios zonos. Kas įvyks su žmogum? Kaip pasikeis jo gyvenimas, kai nebus tas labai gera, labai gera. Žmogaus gyvenimas po to, kada jisai prabunda dvasiškai, jis nesikeičia. Paprasčiausiai gyveni ir atrodo gyveni taip pat. Tačiau pats jausmas vidinis visai kitas. Atsiranda pilnas pasitikėjimas gyvenimu. Dingsta abejonės. Dingsta kančia. Jeigu tu ir supyksti, kas tikrai gali, nes pilnai dar viduj vis tiek yra tam tikri krūmai, kurie ne visi sudegė. Tačiau tas pyktis nekelia tavyje kančios. Tu niekada nevertini savęs, kad tu supykai ir kas iš to gaunas. Jeigu mes paprastai gyvenime supykstam, mes ilgai nešiojamės tą savyje. Mes tempiam taip kaip kuprinė. Dvasiškai prabudęs žmogus sekančią sekundę priima kaip naują. Viskas, kas praėjo, jam yra užbaigta. Ir jis nesinešioja to su savimi. Kiekviena sekundė yra nauja. Tai čia pat supykęs ant kažko, atsisukęs po minutės, tu jau esi užmiršęs tai ir nevertini to. Ir tas žmogus vėl kaip naujas. Tau nėra dėl ko ant jo pykti. Nes seni prisiminimai nesitempia iš paskos. Ir tai nekelia kančios. Todėl jūsų gyvenimas viduje pasikeis, išorėje. Praktiškai nelabai kas tą ir pastebės. Bet jūs džiaugsitės tuo gyvenimu. Dar kažkas atvažiavo?